Sveiki, čia Docentas, aš jau šiandien parodysiu, kaip susikurti lengvai, greitai, gražų wallpaperį. Taigi jums reikėtų renderio, tai yra befonė nuotrauka, žmogaus ar kokio žaisliuko, ir kad būtų bent jau kažkur 70-80% kūno, pats ant kojų galiukas nėra labai svarbus. Taigi įkeliame savo nuotrauką į Photoshopą. Nustatymus ten tos dydžius pagal savo to kompiuterio ekraną pasidarykit. Čia jau nuo jūsų priklauso, aš tiesiog, kadangi pamaka, tai šiandien nieko nedarysiu. Įsidedam kokį norite foną, aš įsidėsiu baltą. Pasirenkam savo tą renderį, jeigu yra kojos, nežinau, kažkur va tiek va, nukerpam. Gražiai nusikirpo. Padarome naują lajerį ir su brušais tai parodys va tokių kaip paintinį, žinot, suprantat, va, kažkas tokio va brušo va reikia. Keisim juodą spalvą ir tiesiog brušinsim. Vieną čia, pasirenkam antrą brušą, paimsim tokį, čia per blogai, dedam čia. Reikia, kad jo kojas būtų, kaip čia pasakius, uždažytos. Bet nenaudokit jūs ten tų paprastų nesąmoningų, kaip ten, pavyzdžiui, soft brush, paprasčiausias basico, naudokite tokius, va, arba galima dar pasimti ir su smūgiai šiek tiek nusmūdginti. Po to aš parodysiu, kaip ten smūdginės, vis tiek mums gali jo prireikti. Gerai, netinka. Jei norite, galima ir daugiau kūno nuvaryti. Čia jau nuo jūsų priklauso, tada, kartais gražiau atrodo, kai daugiau kūno nuvaryta, dar kartu rankas užkabinai. Bent jau man. Tarkim, bus taip gerai. Dabar reikia mums glow nuotraukos. Galima tuos CD4DS naudoti, galima paprastas tekstūras, kaip nu jūs čia kaip norite, taip ir darykite. Susirandam kokią nors gražią nuotrauką. Kol kas nieko gero nematau. Gerai, šūdai. Vo, paimsiu už tokį. Pasknachuši. Laikoma CTRL, spaudžiama A, tada C, paspaudžiama vėl savo pirmojo layerio, CTRL V. Sumažinsim šiek tiek nuotrauką. Kažkas tokį. Pasiemame smūdgę ir galima čia šiek tiek nusmūdginti. Bet čia jeigu norite, jeigu jau tikrai turite gražią savo nuotrauką, tai taip ir palikite. Nebūtina čia kaip pasmūdginti. Tuo čia šitiek tai smūdgi man lagina. Smūdginam, pasmūdginam, smūdginam. Gerai, nusmūdginam. Dar ne. Užtrūkskai matau. Gerai, perkėme viršun, spaudžiame antrą pelės mygtuką ir Create Clipping Mask. Matote, kaip pasidarė. Iškart tai norite, galima abu paspausti ir šiek tiek aukščiau pakelt. Tarkim, man taip šiek tiek gražiau atrodo, taigi jeigu man, pavyzdžiui, dabar gražiau atrodo, jums irgi taip gražiau atrodo, vėl paspauskite rektangulų tą toolą ir tiesiog gabalą kojų nafig trinam. Tai taip šitiek gražiau atrodo. Galima ant viršaus dar vieną kokį nors glow tą tekstūrą uždėti, kad šiek tiek tokias spindėsi daugiau turėtų. Manau, paimsiu tokį. Vėl įsikeliam. Blek, manau, bus per didelė šiek tiek. Paimsiu žalią spalvą su geltona. Kaip ir sakiau, CTRL A, to C, galiausiai V. Ir vėl susimažinam. Versiu. Dabar smūdgė nereikia, jeigu norite, galite ir pasmūdginti. Vėl Clipping Mask. Ir šiek tiek pažaisime su Blending Options. Pavyzdžiui, bandom Soft Light, ne. Overlay nelabai. Liner, va, padarysiu tokį glow. Kad švitėtų taip. Per trumpas bus. Jeigu šitiek per trumpas, spaudžiame CTRL, laikydami Shift
UCTL T, tada laikome shift ir šiek tiek nužeminame žemyn. Taigi pasižymim šitos kartu su tuo smitu, sumautu, šitaip pavarom šoną. Spaudžiame ant backgroundo, atsidarome naują layerį, vėl spaudžiame brušus ir šiek tiek didesnį padarysim. Ir va, dedame čia, nu, čia pagal save sudėliokit. Vienas čia, sukurme vėl naują layerį, vėl pasimim brušą, paimsiu tokį, dedame čia, padarysiu dar vienam pečiu, tada vėl ir taip, nu, tokių daug kartų variausių brušų sumaišykit. Aš, kad būtų trumpesnė pamaka, tai stengsiu čia greituką belė kaip suvaryt. Nu ką, žiūrim, koks čia dar geras. Tarkim, virš galvos tokį. Ir vėl su lighting tekstūromis darysim. Kokia čia tekstūra? Nu, paimsim šitą. Pilnų ten tų didžiausių gabalų nekirpkit, iškirpkit po mažą gabaliuką, nes vis tiekgi brušas, tai tikrai nebus ten ant 4000, tai jums ten tų tokių didelių nuotraukų nereikia. Ir spaudžiam clipping mask. Kuris čia? Čia. Ne, nu šiek tiek dar pasmūdginam. Kad toks, žinot, nebūtų ten tų tokių taškelių, jeigu jums nepatinka, kaip ir man. Gerai, ieškome dar kelių. Nu, paimsiu tokį. Blet, ir vėl. Nežinau, iškirpkim šitą gabalą. Bandykite tokia šviesesnių spalvų ginti, kur ten spindi gražiai. Bet čia viską darykite pagal save, nebūtinai galite manęs klausyti. Galite, nežinau, kokybiškas mašinų nuotraukas dėti ir dar ką nors. Čia jau priklauso nuo jūsų, kaip jums yra gražiau. Ir vėl spaudžiam antrą pelės mygtuką, clipping mask. Taip nepaliksiu. Vėl pasiimam smūdgę. Taip gražiai. Vos ne vos. Nu, manau, seis. Ieškome dar kelių tekstūrų. Dedame. Įsikerpam gabaliuką. Ir kiekvieną kartą, kaip jūs vis ant kito to brušo dėkite skirtingą tekstūrą, kad nebūtų vienodas vaizdas. O, man taip gražu, aš taip ir paliksiu, nieko nesmūdginsiu. Kas čia? Nu, tarkim, dar šitą paimsiu. Ne. Paskutinio, kur tas mano paskutinis? Čia. Ir dar clipping mask. Viskas, wallpaperis baigtas. Jeigu norite, galite dar pasikeisti foną. Tarkim, belė kokį aš dabar paims dėl grožio. Spaudžiame ant backgroundo ir virš jo įdedam kitą backgroundą. Matot, per trumpas, bet šitiek gražiau atrodo. Nu, jeigu darysite su backgroundu pagal save, tai iškart prie jo bandykite derinti. Ir nepalikti, kaip kas čia, va čia kelis suvariaus, tokių variausia, ten tarkim, juostelė taškuota, ten nežinau, ko čia dar, virš galvos kokią lik saulę galima įdėti. Nu, suprato, tęsime. Ačiū, kad žiūrėjote. Sėkmės bandant.